visiems. Gražaus šeštadienio vakarą, ar ne, Lietuvoje? Jau vakaras, tai. Ir mes, Aistė, taip jau ne vieną savaitę vis galvojam, kad daugiau pakalbėsim apie minčių valdymą, kas tai yra, kodėl iš vis reikalinga, nes kitam atrodo, ką čia man reikia iš vis, ką čia daryti ir jau mokėti pastebėti, nes mūsų aplinkoje jau labai greitai, ką mes pagalvojam, tas ir vyksta. Kitą dieną. Tai jeigu mes kažką neišnulinom, kada pagalvojom, išsigandom, išgirdom, neištrynėm, neišnulinom, neišsiuntėm kūrėjui, transformacijai, jau šita mintis jau materinasi ir tai vyksta jau ganėtinai stipriai. Na va, o mes senai besimatėm su jumis, nes taip pat irgi buvom savo augime, savo procesuose, savo minčių valdymuose, kadangi daugiau jau paaugo išmintis, kaip tai daryti, mes su Aiste sugalvom pasidalinti šitą informaciją, kad ir suprasti, ar ne, mažutė? Taip, dideliukai iš tikrųjų. Ir kažkas man čia su technologijom. Viskas gerai, tada aš galiu daugiau pakalbėti, aš truputėlį pasirašiau. Pirmiausia, turbūt mes reikia papasakoti, kas tai yra mintis, kad tai yra kaip programos, kad kiekviena mintis tai yra programa, kuri yra mumyse įsidėgia, kaip mes kompiuterį turim, įdedam failus, flešus ir instaliuojamas, ar taip pat tai telefonas. Kažkokios mums programytės reikia, mes pasisiunčiam ir instaliuojamės. Ir mes žmonės tą patį turim su visom programom čia žemėje. Kaip, Aiste, tavo techniniai dalykai? Man atrodo gerai, nes aš jau galvojau, kad ant viršaus man čia šnekėjo, bet gerai. Gerai. Taip pat apie programytės mes pradėjom kalbėti, tai aš galvoju, tau labiau pasisektų paaiškinti, kaip tai būtų sode auginant tas programytės geras ir blogas, ar ne, gražias ir trukdančias mums. Įsivaizduokim mes, kai esam gėlės ir gyvenam, ir tai yra žydim sode, ar ne? Išpurenta žemė, dirva juoda, viskas kaip ir tvarkoj. Ir tarp gėlių taip pat vyksta gyvenimai. Su biologijos žolininkė kalbėjau, kad augalai taip pat turi savo charakterius ir gali užgožti, gali pridaryti, gali pavogti kažkokią gyvybinės ten energijas ir viso kita. Tai augalai kaip ir tie žmonės, mes esam visokie, o tos minčių valdymas, neigiamos ir teigiamos mintis, tai tos neigiamos mintis kaip to piktžolių sėklelės, jos aplinkui skraido aplink mus, papūstas vėjo ar šiaip, ir jeigu ta gėlė supyksta arba įvyksta kažkoks neigiamumas jos viduje, ta sėklytė šalia takšt ir prisitvirtina. Ir ta piktžolė šalia pradeda augti ir jinai taip pat imti iš jos maisto medžiagas arba įsitvirtinti į jos stiebą ir lipti, ar ne? Tai va tos piktžolės, tai yra tos neigiamos mintis, ne? O teigiamos mintis yra, kada yra balansas aplink ją, ar ne? Susitarimas, balansas, niekas nelipa, niekas neima jo vandens ar saulės gauna pakankamai tada, kai yra teigiamos mintis ir net
gamta jai padeda gražiai augti su saulėkaitoj, drėgmės pakankamai ir skleistis. Jo, ir aš jau matau, kai viskas vyksta sklandžiai, gražiai ir viskas gaunama ir aplinka, aš manau, tampa tokia nuostabi ir atskrenda drugeliai, paukštukai, ir saulytės spinduliai. Taip va, mes ir žmonės taip pat. Kada mes susitvarkom savo aplinką, savo dirvą, save, pas mus pradeda vykti taip pat žydėti, taip pat aplinkoje darytis saugu, gera, gražu, miela, visi mylintis, visi padedantis, globojantis, saugantis vienas kitą. Tai turbūt, ką mes norim labiau paaiškinti, kas tai yra mintis. Jos tikrai kartu mums ir neleidžia augti, ir kartu sunku jas ir dabar pašalinti, nėra taip paprasta, nes atrodo jau pašalinai, supratai ir žiūrėk, bus išbandymas pasižiūrėti, ar tu tikrai susitvarkei su šitą emociją, mintim, ar dar reikia augti, ar ne, Aiste. Čia yra tikrai nelengvas iššūkis. Atrodo, jau 2 metai kaip keliauji, ten 2,5 jau sąmoningumo keliu ir atrodo, yra tas pastabumas, tas piktžoles pamatyti ir, žinai, ir tas išrauti, anuliuoti. Ir yra tikrai reikalų, bet kiekvieną kartą vis lengviau tai išeina padaryti. Taip pat tada tiesiog mąstymo, išsilaisvinęs mąstymo sąmoningumo lygis pakyla ir jo dėka dar gali didelė pagalba būti išlaikyti tas teigiamas mintis, neįkristi į tą atgal, į kolektyvinę sąmonės minčių lauką. Kas ta kolektyvinė sąmonė, ar ne? Jeigu mes pradėsim kalbėti, kada žemiausia sąmonės lygis 3D jį vadina, kolektyvinė sąmonė tai yra tas debesis, tas oras, tas kai būna smėlio audros, oro dulkės tos. Mes jas nuolat supam tokiuose oro dulkėse, tik tai ne dulkytės skraidžioja, o tos neigiamos programos. Ir žinoma teigiamos programos, bet pas mus neigiamumo yra daugiau nei teigiamumo, tai jų žymiai yra daugiau tam smėlio audros lauke. Tai mes gyvenom tam smėlio audros lauke ir jeigu mes neišlenda mūsų galva aukščiau tos audros, tai ir vis ateina arba neapsisaugom, kad ir valytum kiek nori, vis esam jautrų žmonės, nuskaitom aplinką ir mums vis ateina tie visokie tos programos, tie keiksmažodžiai, tie neigiamumai ir visa kita. Jo, tai viena iš kolektyvinių didžiausių suvokiamų, kas įvyko aplink pasaulį, tai COVID infekcijos paskelbimas, kada visas pasaulis panikavo, baimė ir tada susijungė viskas kitas, nes kiekviena programa tiek gera, tiek bloga, jinai turi taip pat sąmonę ir jinai taip pat auga. Tai ta sėklytė buvo paskelbta į kolektyvinę sąmonę ir ta kolektyvinė sąmonė pradėjo plėstis šitą programa, kuri pasiėmė baimę numirti, baimę dėl šeimos narių, po to darbų praradimo baimė, po to viskas, ką jūs pajutot įvykių sūkuryje, tai buvo būtent šitų programų veiksmas pas kiekvieną žmogų, nes tik tai mes truputėlį
pajutom, išsigandom ir jinai jau gavo leidimą įsidiegti pas mus. Ir tada jau vyksta, jeigu mes taip ir toliau žiūrim visą informaciją, mes dar daugiau panikuojam ir dar daugiau vyksta visokių procesų. Nu, vat kaip ir ta gėlytė, kam būtų aiškiau, ar ne? Ir kažkokioje tai šalyje, kur prasidėjo visą tai, išdygo ta piktžolė, jinai labai gerai viešėjo, jai buvo duotas ir vanduo, ta prasme išsigando žmonės, kaip Dovilė minėjo, ten pasąmonėje ir sąmoningai baimės didžiulės, o jai vat to reikėjo, jinai iš tos energijos augo, pražydėjo nuostabiais žiedais ir paskui kaip tas pienių pūkas buvo vėjo nupūstas į visą pasaulį. Nu tai vat mūsų mintis tą ir kuria. Vėlgi pakartosim, kodėl mes kalbam apie minčių valdymą. Labai svarbu yra valdyti mintis dėl to, kad žmogus yra kūrėjas. Jisai, ką mąsto, tą ir sukuria. Kiekvienas dalykas, bet kurį pavyzdį paimtum neigiamas, jisai buvo sąmonės, visos kolektyvinės sąmonės sukurtas, kuris sodino baimę, mintis nesustodamai veikia, o visata visada ateina kažkokį momentą nuskaityti žmogaus mintis ir jis paima tą baimę ir jisai tiesiog erdvėje jį sukuria tavo aplinkai. Jo, ir aplinkoj pradeda darytis veiksmai visi, kad įvyktų įvykis, su ko mes bijom. Tai ką mes pirmiausia siūlom ir Saistė visada minim, kad sustabdyti, stop, susigrąžinu šitą mintį, anuliuoju ir siunčiu šviesą transformaciją, šviesą į meilę, kūrėjui arba siunčiu kūrėjui transformaciją į meilę. Ir tada šita energija, jinai transformuojasi į meilę ir mes tada sukuriam ant viršaus teigiamą veiksmą. Ar ne? Nuo pačių blogiausių iki pačių, nes visada mes turim kolektyvinę sąmonę, jinai taip pat turi ir baimės, kas liečia mirties, kas liečia pagrobimai, moterim visos baimės, vaikams. Tai pirmiausia, nurimti, nes kūnas turi nurimti, išpūsti tvirtai. Aš susigrąžinu, anuliuoju, arba dar mes Aistę deginam Saint Germaino liepsnoj violetiniai. Ir tada kuriam, kad sklandžiai, ramiai, mano vaikas grįžta namo, aš leidžiu jam ramiai eiti, pabūti su draugais, jis yra saugomas, jeigu kalbam apie vaikus ar ne. Netgi jeigu mums prasidaro neramu, nes jau matot, ką kirbina, visada galit pakviesti savo angelą ar Mykolą, mes dažniausiai kviečiam Mykolą, archangelą, kad jisai lydėtų jūsų vaiką ar ne, ar jūsų kokį šeimos narį, kad saugiai parvestų ar ne, jeigu jau mums staiga sukirbo, ir paprašyti angelų, archangelų mokytojų pagalbos, jeigu dar mums neramu, kad padėti išeiti iš šitos baimės, kurie atėjo, ar ne? Taip, ir aš tada pratęsiu, jeigu jau iškilo baimė ties tą vietą, mes ją anuliuojam ir kitas dalykas, iš karto žiūrim ir save, iš kur atėjo ta baimė. Tada keliaujam mintimis, atsisėdam ir keliaujam mintimis atgal per laikus, per erdves, kai galima pamatyti, ar tai šitam gyvenime, gal praeitam gyvenime yra įvykęs įvykis ir jūs ją nešatės kartu su šia siela, ne, šiame įsikūnijime. Ir tada susikviečiat savo kūrėjus, dvasios vedlius ir prašot, nes jie žino, kad pas jūs yra ta problema, bet jie be jūsų leidimo padaryti tą išgydymą negali, tai jūs prašotės ir išjaučiat, turėtumėt jau pradėti daugiau matyti, nes labai stiprios energijos jau yra
tam procesui padaryti, ar ne, ten išdeginti arba kad paimtų ir užsipildytų, ir užsipildom tada šviesa ir meilę, padėkojam ir tada vėl stebim, kaip mūsų ta pasąmonė jaučiasi, ar ne, atsipalaiduojam. Kitas dalykas, jeigu dar kažkaip nemokam, ar visada mes esam šalia, tai galit kreiptis ir padėsim, ar ne? Taip, iš tikrųjų. Kas dar? Dar susidurėm su to, kad kas nemato, tas netiki arba net nesuvokia. Kodėl mes su Aiste drąsiai kalbam, nes tas programas kartais gali pats pamatyti, jau kas daugiau energiją pakėlęs, jausti jas. Kitu atveju netgi, pavyzdžiui, dar kiti mes vadinam, kiti dar dvasiom vadinas, kurios prilimpa, jos būna. Aš nežinau, aš Aiste turbūt gal irgi paminėsiu, nes prie to pačio, kas yra, sakykime, alkoholikom, sako, vaidenas, ar ne, balti arkliai. Jie jau pamato tą žemąją energiją ir jinai tokie dvasiukai prisikimba dar, velniukai, kaip sakant. Tai vienu žodžiu, tai aš noriu pasakyti, kad kiekviena taip pat priklausomybė, jinai irgi turi savo energinį lauką, programą ir jeigu giliau dar lysti, tai kiekviena turi dvasią, dar jinai turi savo dvasią. Ir pavyzdžiui, aš dabar net nežinau, labai gražiai vienas filmas paaiškino, paantrino, kurį žiūrėjau, tai kiekvienas išgeriantis žmogus prie jo, kuris jau ilgą laiką geria, ar ne, alkoholikas, ar tai, sakykime, tas, kuris valgo maistą, ar ne, jam stresas ir jis valgo daug, nesustodamas, tai irgi atsistoja šalia dvasia, kuris siurbia šitą ir žmogus jaučia poreikį, ar ne. Po to būna seksualinė, ar ne, kada potraukis seksui labai stiprus ir didelis, potraukis žaidimam, potraukis lošimam, ar ne. Tai jau čia dalyvauja ir dvasios, kurios irgi labai gražiai šalia atsistoja ir būna. Tai kai mes juos pamatom, išsigydom, kaip Aistė sakė, tada žiūrėti giliai, iš kurių šaknų yra, ir šita dvasia pasitraukia, jinai jau nebetrukdo tam žmogui. Ar ne? Taip, nes nebeturi maitintis ir jis pasitraukia. Žinokit, visas žemė yra sudaryta iš tų mikrobų molekulių, dvasiukų ir visokių, kuri vienas kitam pasitarnauja. Ar ne, pavyzdžiui, teigiamumas, jis taip pat turi teigiamą dvasią, baltąją dvasią. Ir jeigu, taip yra, kai daugiau domėsitės, ir jie maitinasi, taip, nes gyvybių formų ir dimensijų yra daug, mes matom žemės paviršių, bet kai atsiskleis ir 4, ir 5, ir 6, ir 7 dimensijos ir žemesnės, tai kai kurie galės matyti ir toje erdvėje gyvenančius šitos gyvybės formas, tas kitokias. Ar ne, bet viskam yra balansas, kaip ir minėjom, žemė turi būti balansas, yra šiek tiek ir tam yin yang vadinamas, kad ir blogis ir gėris, nes tai yra mokykla ir jie turi teisę čia gyventi ir egzistuoti, viskas. Ir tik tai nuo mūsų sąmoningumo priklauso, kiek mes leisim tą balansą išbalansuoti. Ir tas per didelis tikėjimas vėlgi yra, kad nenuvesti į tą didelį tokį minčių
išbalansavimą perdėtą, kuris paskui tampa Jo, ir įtampesnis. kadangi mūsų žemėje, nes aistė matau pastrigo, Mhm. dabar nežinau, kuri ką pasakė. Gal aistė pabaigtų tada, kad jeigu kartais čia buvo susikirtimas. Mhm. Tai ir tas tai staigiamumas perdėtas irgi reikia atsargiai, nes tai paskui virsta neigiamumu, nes tai gali virsti tokiu perdėtu egoistiniu kažkokiu karališku vaidmens turinčiu asmeniu, kurie ten dvasigubas super didelis yra. Jo. Reikia labai balansuoti. Tas visada tas tikrasis balansas bus per tyrumą. Per tyrumą ir aplinkoje, kai tau nieko nereikia ir užtenka tiek, kiek turi šiuo metu ir iš kitų nereikalauji, kitiem kažkokių reikalavimų nesinti. Tai va tas yra iš gėrio pusės tas balansas, jisai turi būti. Tas pats ir iš tamsiosios pusės balansas, kas kai jau ten prilimpa, tai griūna gyvenimai iš blogosios pusės. Taigi tai irgi turi viskam būti susitvarkymas ir balansas. Jo, dėl to ir vyksta žemės kilimo energija, kad šitą debesį pravalytų. Nes pas mus tas neigiamumas toks stiprus, kad dabar tai gėlytei žydinčiai šičia žemėje buvo sunku augti. Nes jinai ir užstojama ir trypiama, ta gėlytė buvo, kad jinai galėtų iškilti. Bet dabar viskas keičiasi ir dabar tos ateinančios energijos, jos padeda, kad mes suvoktumėm, kur mes neteisingai mąstom, kur tos programos. Taip pat šviesos programos ateina. Jos keičia kitus suvokimus, mūsų mintis. Jeigu mes, sakykime, gėrį mylim, kitaip žiūrim, ar ne, jau ir prieš mumis gali tvirtintis kitos aukšto energijos mintis, kurios paskui leidžia kurti aplink save gražius dalykus, mintis, suvokimus, kodėl tas žmogus padarė man, ar ne, sakykime, man darbe buvo konkurencija. Tai ką pirmiausia, mano istorijoje reikėjo pasielgti kitaip, nei aš įprastai pasielgdavau, nes dažniausiai geri žmonės, jie tiesiog užsimerkia, nekovoja, tiesiog palieka arba darbą, arba leidžia būti apstumdomais, ar ne, nekovojant už nieką, ar ne. Bet šie atvejai mane įtalpino į vietą, kur aš turėjau save apginti, bet dar apginti ne pykčiu, o suvokimu, supratimu ir gėriu. Tai reiškia, kad kai aš ėjau už save stovėti, mano mintis turėjo būti ne kovos lauke. Dabar aš tau padarysiu, tave sutrypsiu. Čia jau ką mes iš mūsų kolektyvinės sąmonės žinom. O tiesiog iš teisingumo, tyrumo, nekaltinant, nes žinai, kad tas žmogus atėjo rodyti tavo vidų kažkurios dalies, kurias tu nesusitvarkėjai. Ir dabar, jeigu aš dabar apsisuksiu, darysiu tą patį kerštą, mes neišgydysim nei save, nei kitus aplinkoje. Mes jiem negalėsim parodyti, kas tai yra šviesos kelias. Tai tiesiog daug išminties teko panaudoti, nekaltinant ir sprendimą, kalbantys su bosu, ir pasikvietus ir tą žmogų, nes dažniausiai moteris labai mėgsta eiti pas bosus ir kalbėti už nugaras, pasakoti, ką jom patinka pasakoti, ir ne, Aistė. Mano Aistė čia mano mokytoja taip pat, jinai mane tiek iš pat išklauso ir taip pat ir Aistė auga ir taip pat ir Dovilė irgi įkrenta į aukos poziciją, mane čia skriaudžia, manęs nieks. Kai reikia
jo krentam ir kai reikia atsistoti, žinot, tada jau tu matai, kad, kartais tas gėris, jis yra ir tu stovi ir nes tu esi savo pasakęs, aš nenoriu skriausti kitų, nes tu žinai per tiek laiko iki dabar augai, tu žinai, kas yra kerštas, pavydas, ką reiškia nuskriausti kitą, tu nenori to daryti, tiesiog jeigu tavo pasirinkimas, tada tu ieškai būdų, kaip kitaip išspręsti gali. Tai tiesiog eini, spręsti problemą, palieki visą pyktį, nuoskaudas ir ramiai šnekiesi, Tokia yra tokia situacija, aš negaliu dirbti, man daro taip ar taip. Sakai, kas vyksta, kodėl, stovėti kartu, drebėjau tikrai, drebėjo rankos ir kojas ir angliškai reikėjo šnekėti, bet buvau viską paleidus, kad galbūt man reikės išeiti iš darbo, nes nebūsiu palaikoma, nes dirbti sudėtingai yra, kai komandos nariai yra tave rodo, ar ne, ir jeigu tu neišsigydai, bet ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai, žmogus pasikeitė akyse, nes ta programa buvo įdiegta jai, kad man rodytų, ir mes tą patį rodom kitiem, nes ir nereikia nusiminti, kai sako, tau neturi rūpėti, ką kiti galvos iš tikrųjų, nes tu kitam esi mokytojas, o kitas yra tavo mokytojas žmogus. Tam čia ir susilieja visa visuma tų programų ir kas vyksta, ir užaugti mintimis, žiniomis ir kitokių poelgių, ką mes galim kitaip išspręsti visą tą dalyką. Labai aiškiai paaiškinai, pavyzdį labai gražų davė, ar ne? Ir Doviliukas pirmiausia įvyko įvykis, jinai grįžo, abu galvojom, mes apšnekėjom ir tada suprato, ką rodo, ir tada ėjo jausmas, kada tai galėtų būti išspręsta, ar ne, pakalbėta, ir viskas taip gražiai jai susidėliavo, kai apsisprendė, kad jau laikas ir aš jau galiu tą padaryti, visą tą atsiuntė ir gerą laiką, ir gerą vietą, ir viską labai, kad ir buvo išsakyta gražiai, ir žmogus tikrai pasikeitė. Iš tikrųjų, ir iš tikrųjų nebe priežasties, sako, kai mes pamatom savo dalis, kurias mes bijom matyti. Taigi niekas nenori sakyti, kad ne, aš esu gera, aš negalvoju nieko, bet minty žiūrėk, jau tu čia vieną nuteisei, čia žiūrėk, pasijutai geresnis už kitus, arba žiūrėk, jau tu, kaip sakant, apie gyvenimą aš geriau žinau, jau tu man čia neaiškink. Kartais netgi, ne kartais, dažniausiai būna toks nesąmoningas, nes to sąmoningus dar, kai turi sąžinės ir turi to sąmoningumo, tai dar gali ir sustabdyti, bet kartais tiek įsisuki ir kaip į rožinius akinius įmeta ta ego tavo dalis, ta nesąmoninga, ir kur jinai nori kurti, būti pati geriausia, nuostabiausia, nebematai, kaip išeiti iš to rūko, iš to lauko. Teigiamumas padeda, tyrumas padeda sustoti ir permastyti, nes mintis yra automatinės, jos kaip paleistas važiuoja, taip jos ir sukuria, ne? Tik mes tada sustojam ir pažiūrim, stop, ar mintis mane valdo, ar aš mintis galiu valdyti, ar ne? O čia labai gerai, Aistė. Nes mintis mes valdom, mes esam, kaip čia pasakyti, mes esam karaliai savo minčių. Taip.
smegenis jos užsuko tą, ką matė, girdėjo, žinojo, jos kūrė ten savo. Kai tu pasakai stop, jos nutyla sekundį ir tada tu gali anuliuoti viską ir netgi pradėti jausti tylą galvoje, kada yra tuščia, neįsigaskit. Tai pirmi požymiai, kad jum jau sekas ir jūs jau padarot. Dabar labai gerai tu pasakei, dabar tyla. Dabar kam tai dažniau atsiras, išsigasit, galvot, kažkas su manim negerai. Kaip čia gali būti tyla? Kaip čia gali nedrumsti mintis, nemastyti, bet mes to ir siekiam. Po tokia tyla ir ateina į mintį ir tada mes galim sąmoningai, dabar norėčiau sukurti kažką ir aš kuriu kažką, o ne iš to automatinių minčių, kur per senelių kartų kartas išsuktas ir praeitas. Ir turbūt gal tada pradėkim keletą kitų pavyzdžių, ar ne, tai tarkim, ta piktžolė viena kaltės jausmas vidinis. Per gyvenimą, aš gal galėčiau paliesti labai skaudžius atvejus, ar ne, tarkim, jaunos, aš paimsiu merginas, ar ne, jaunos merginos auga, mato, šnekasi su savo bendramintėm, jeigu jos nesąmoningos, jų gyvenime, kaip mums studijų metais, ir ne, mes prisiklausom, kaip kokią situaciją sutvarkom, ar ne, kaip reikia susitvarkyti, ir mums atrodo tai teisinga, ar ne, nes kažkas tai darė, jiems pavyko ir pasiekmių mes labai giliai negalvojam. Aplamai moteris palikusios yra labai šaltos, bejausmės ir jų kaltinti irgi negali. Ir jos dažniausiai paskui padaro kažkokį tai labai dalyką ir jos įkrenta į savo kaltės jausmą, kurios negali išsikapstyti, ar ne, į tą vidinį. Nes aš kažkaip vis tiek norėčiau labiau pakalbėti apie tos gilius, nes ten išorinius kaltės jausmus dažniausiai jau ir susitvarkom automatiškai. Bet tuos giluminius, ar ne, jau yra reikalų susitvarkyti, ar ne. Ir kas trukdo, dabar įvyko įvykis, per nežinojimą, per neišmanimą, juk mes čia mokomės iš tų pamokų, ar ne. Ir mes padarėm sprendimą, kurio atrodo šitą dieną buvo man geriausias tas sprendimas, ar ne. Ir žodžiu, bet einant laikui suvoki ir sužinai daugiau, kad galėjo būti ir kitokių sprendimo būdų, ar ne. Ir tas kaltės jausmas keliauja visą tą gyvenimą, ar ne. Ir tas kaltės jausmas neleidžia jum, tai moteriai, ieškoti ir geresnio gyvenimo. Aš negaliu gyventi gerai, nes aš padariau nuodėmę, aš padariau tą sprendimą, aš ten padariau labai, tarkim, nežmonišką, ar nusikaltimą, ar kažką vidinį, nevardinsiu, aš manau, supras apie ką, ne? Aš manau, nes kad kiekvienas turi tą kaltės jausmą, nes mano prisiminimas. Tai apie tokius vidinius tos jausmus. Tai visų pirma, atleiskit savo. Buvo situacija padaryta, kad jūs turėjot tą išgyvenimą patirti, nes jūs turėjot nutraukti tą liniją. Iš kartos į kartą buvo moteris, jos mokinosi viena iš kitos, iš tų istorijų, ir jos tiesiog padarė taip, kaip buvo pasakojama, kaip taip susitvarkyti, o einant laikui pamatai, kad tai negerai, ar ne? Ir žodžiu, ir visų pirmiausia, buvo didžiulė dovana duoti iš kitos kampo žiūrint. Išgydyti to giminės medžio tą begalinę tęsiančią liniją neigiamumo, ar ne to. Ir tada tu pasakai stop. Ir įeini ir gydai, ar ne. Kartais lengviau
su pagalba gydyti, nes tada gali pasišnekėti su tuo dvasia, su ta, kur tu praradai ar kažką, žinai, dėl ko, nes praradimai arba kažkokie įvykiai jie vyksta ne šiaip sau. Giliai žvelgiant, mes galim tada išgydyti labai labai gilius dalykus ir paleisti iš pirmų pradų, ar net pirminiai pradai, kada viskas prasideda, kada tavo siela prieš 1000 metų ir daugiau, kai čia gyveno, jinai visokios gyvenimus išgyveno. Ir ten tai kiekvienas tas sprendimas buvo ne šiaip sau padarytas taip, kad tu sustotum, jo nepraleistum gyvenime ir jį išgydytum. O jeigu neišgydai, tada perduodi gydymą vaikui, savo vaikams, ar ne? Ir mes, jeigu nenorim, kad vaikai patirtų skaudžias patirtis, tada prisimkim atsakomybę arba stiprybę. Gal aš tas žodis atsakomybė, man jisai kažkaip kuo toliau, jis man nes priimti labiau tvirtybės reikia, tvirtybės priimti sprendimą, nes tokie dalykai buvo daromi iš baimės, ar ne? Jeigu tu esi savo mašytų, tokių gal dalykų ir nedarai, ne. Tai priimti tą didelį sprendimą, kad enough, gana, ir aš susitvarkysiu ir įeiti į tą skaudžią situaciją, ar ne, įeiti su kieno nors pagalba, su savo pagalba ir ją išspręsti. Iš tikrųjų, labai Aistė gražiai pasakė, jeigu mes norim išsivaduoti iš tų visų programų, kurių per kartų kartas mes gavom iš tėvų, prosenelių ir dar karmos, tikrai nėra lengva žiūrėti. Ir kartais būna įvykiai tokie skaudus, kad kartais atrodo, ar iš vis gali atleisti, ar ne? Taip. Bet ta išmintis, augimas, mes suvokiam, kodėl įvyksta. Aišku, tai vyksta palaipsniui, nes kiekvienas žmogus auga palaipsniui, kad suvoktų, kodėl įvykis įvyko, nes dažniausiai įvykiai jie užaugina žmogų toks, koks jis yra čia ir dabar. Kitą kartą geras žmogus tampa, kitą kartą kitas padykęs yra. Aš vadinu padykusiais tie, kurie jie leidžia savo demonstruoti išoriai, o mes šviesų žmonės, mes viduje turim viską ir mes visi lygus esam, nes tai, ką demonstruoja, sakykime, padykę žmonės, mes turim viduje, mes truputėlį kitaip paslapčia, su tokiu giliu, tokiu valdymu. Ir tikrai nereikia gėdytis, nes mes visi tas pačias nuodėmes patyrėm, padarėm. Ir buvom tie patys nuodėmingi ir tie patys aukos tos pačios. Iš tikrųjų, ir dažniausiai ta baimė kalbėti dėl to, kad gėda žiūrėti į įvykius. Bet mes tam čia žemėje ir esam, kad mums nereikėtų gėda būti, o suprasti ir užaugti. Taip. Tada gal einam ir į kitą, net, tarkim, liūdesys. Jisai atrodo liūdėti natūralu, bet per ilgas liūdesys, depresinis liūdesys vėlgi įveda į netinkamą vibraciją žmogaus ir jisai praranda daug energijos ir kūryba nebesitęsia, nes einam miegoti, tada eina į lovą. Tos depresijos ir liūdesys vis dėlto turi tas pradinės šaknis, taigi sustokim ir irgi mintimis įeikim, kur tas liūdesys prasideda, kur jis tęsiasi atbuliniam laike, kas tai iššaukė ir vėlgi
imti ir su šaknim ją išrauti, ar ne, išgydyti, išsiųsti gydymui su visa šaknele gražiai ir paleisti. O Dovilė, toliau tenka mes turim mūsų kaltinimai. Kaltinimai. Jo, kaltinimas irgi dažniausiai tai lūkesčių negavimas, nes čia irgi kartu su kaltinimu eina. Kaltinimas, aišku, žmogum, kuris tave įskaudino ar ne, kaltinimas visa aplinkos. Stringa. O dabar kurią rodys, nes Doviliukas pastrigo. Kaltinimas. Va tai va sakiau, ir į kolektyvinę sąmonę nueina. Aha, į kolektyvinę. Nu dabar dar negrįžai. Dabar tu gražiai atrodai, bet mes tavęs negirdim. Žodžiu. Tai tu pas. Gerai, aš tada greitai. Kaltinimas, taip, tai yra lūkestis uždedamas šeimos nariui ir tada didžiulės kaltės kaltinimas, kad į tą lūkestį neįvykdo. Dabar šeimoje, jeigu vyras neįvykdo tą lūkestį, reiškia yra problema pas mus. Arba atvirkščiai, jeigu moteris neįvykdo vyrui, yra problema mūsų pačių. Galiausiai aplamai problema yra mūsų pačių. Kada dažniausiai lūkesčius uždedam, kai žmogus nedrįsta pats padaryti tą veiksmą. O šitas antra pusė ir nedarys, nesąmoningai netgi nedaro ir dar problemų sprendžia, kol tu pats neapsisprendi ir nepadarai veiksmo. Tai užtat dažniausiai šeimoje būna visokie negražūs dalykai tik dėl to, kad žmogus bijodamas daryti sprendimą, nepadaro sprendimo, o antra pusė rodo daryk sprendimą ir ten jį drasko, muša arba geria, arba visokie ten būna dalykai, kuriuos tu turi padaryti tą sprendimą. Dabar vėlgi, mes nekaltinam antrų pusių, jie mums parodo veidrodžių sistema, kad mes turim tą dalyką ir ką jis rodo, ką tu išvardinsi apie vyrą arba apie žmoną, tu tą savybės turi. Tai susirašai ant lapelio ir analizuoji ir gydai. O Dovilė prisijungs. Ir gydai, o po to kaip gydai. Vėlgi gydymas vyksta visaip, ar ne? Galima meditacijos metu įeiti, kur įvyko ta baimė, kad negalim mes įeiti, kad įeiti į tą veiksmą, į tą sprendimo darymą. Pavyzdžiui, pas mane labai stipriai buvo tas veiksmo nedarimas. Ir kai aš nukeliavau, kodėl aš nedarau tų veiksmų, pasimatė keletą didžiulių traumų ir tas traumas vėl įsivardinus pamačius, jos vėl išgydom. Mano gydymo būdas yra su subtiliuoju planu, nes kartais vienam žmogui padaryti per gyvenimą, ten vadinama, nutraukti liniją yra sudėtinga, tai ypatingai padeda subtilieji mokytojai iškelti, pamatyti praeitų gyvenimo įvykius ir su šaknim gražiai iškelti ir išsiųsti gydyti ir išlaisvinti. Ir tada automatiškai vyksta toksai apsisprendimas, tada mes netupčiojam vietoj, nevaidinam aukos, tai net nevaidinam, mes tiesiog nesąmoningai, nesuvokdami, mums geriau mūsų ego sąmoniai būti tas aukos pozicijoje ir nejudėti, nes smegenys nenori pokyčių.
jie nori gyventi taip, kaip gyveno ir labai stipriai nenori, tai vat reikia jo mintis kartais ir save kalbinti ego, kad nuleisk jau daryti tą pokytį. O tai jie padeda su šaknim išgydyti visus šitos kaltinimus, šitas traumas ir tai kol kas vyksta labai gerai. Va, Dovilė, aš tave matau. O! Užkrovė pagaliau. Nuostabu. Nu, čiupsi kokį, nes aš kaip tik pabaigiau apie kaltinimą. Na va. Jo. Kritika gal. Ar gaila? Jo, kritika gal, ne? Kritika irgi labai linksma tema. Dažniausiai, aš nieko blogo nesakau, bet mintis tai, čia jau spėjo jau pakritikuoti ir išvaizdą, ir darbą, ir apie jų arba žmogaus gyvenimą, ir apie jau ir klišę uždėti jau sugeba jau. Tai viena. Tas mūsų ego, ne, va tas nesąmoningas mąstymo būdas, ar ne, nes kaip tyloj pagalvoji, mes ne vienas nenorim tai pavadinti ir būti pavadinti, ar kažkaip pasakyti. Tad galiu sakyti iš savo pusės, kad vis tiek mano tas ego sugeba mintim dar vis kažkaip įlysti ir pamastyti. Bet kartais aš paskui galvoju, kiek tu gali valyti tą patį žodį, kad save karvę vadini ir karvę vadini. Ir galvoju, kiek tu čia gali save valyti. O paskui pasirodo, kolektyviniai sąmoniai šitas skleidžia. Tai net aš viena save karvytę vadinu arba paršiuku, žinai. Pasąmoniai, kiek moterų ir pagauni va tas šitas. Tai kad net ir kitus ir save pastebėkit, ar nevadinat, nekritikuojat savo išvaizdą, savo elgesį. O mes didžiausi teisėjai esam savo elgesį. Iš tikrųjų, ir ta visų pradžia irgi, aš taip nesakiau, aš taip nedarau, ir žinot, taip gražiai, tai kai tu bendrauji su žmonėm ir tu sakau, o tu kartais nenuteisei, ką nors nepakritikavai, ne, aš nesakiau, nieko nesakau, nes dažniausiai visi galvoja, kad ištarti žodžiai tai yra kritika, ne? Tai yra išsakymas, bet esmė ta didžiausias tai mūsų mintise, kaip tu galvoji apie kiekvieną asmenį. Taip galvoji apie save, iš tikrųjų, jeigu rimčiau pasakius, mes galim išgirsti, kad ir moteris pasakytų man, arba moteris pagalvotų apie tą žmogų, bet visos mintis, viso esmė yra, kad tu nepriemi save va tokia, žinai. Ir vėlgi veidrodžiaus, eini gatve, pamatai, sukritikuoji mintis, ar ne? Ir tada, oi, stop, kas čia buvo, ką aš pasakiau? Ir tada galvoju, tai kur aš save vadinu šituo, šitą karvytę, arba žioplė, arba dar. Taip, ir tada, aišku, neišsigąstam, o analizuojam. Gali būti, kad tu nesakai tai garsiai žmonėm, tarkim, ar nebūna, iš manęs šaiposi būna ten. Arba kas nors ten netaip daro, kaip aš noriu, kad darytų, žinai. Ir lūkesčiai. Ir paskui galvoju, kur aš savo pati lūkesčius keliu, o kur aš pati viduj, ne žmonės, gal viduj save tiek nuteisiau. Tarkim, padarė moteris kažkokį, žinai, negražų dalyką ir mes vis tiek beveik visi viskas sužinom, ar ne, ir mes pasirenkam, arba tą moterį kaltinam, arba sustojam, jeigu jau kaltinimas yra tvirtas,
tada jau sustojam ir sakai savo, mieloji, kur aš taip save apkaltinau, kur aš tokį įvykį panašų turėjau ir kai aš padariau ir aš savo neatleidžiu. Bet tada tas neatleidimas savo ir paskui dar į vidinį kalėjimą uždarimas, žinot, nes tas tikėjimas, krikščionybė, jinai visgi irgi padaro šiek tiek tokių kaltinimų ir savęs neišlaisvinimo, ar ne? Jeigu aš jau padariau kažką tokio ir tai yra nuodėmė pagal mano tikėjimą, ar ne? Ir Dievas dabar nubaus. Bet jeigu Dievas nenubaudžia, mes laukiam tos bausmės, Dievas nenubaudžia, bet tada vis tiek galvoja, mes numirsim, mes norim į dangų, niekas nenori į ten eiti žemyn, ar ne, į tuos visus. Tai mes tada galvojam, tai aš dabar padariau tą blogą, tai aš dabar gal atitaisysiu tai, kai savo neleisiu ko nors, save nubausiu ko nors, ar ne, savo laimingai negyvensiu. Ir čia yra labai gilus neteisingas požiūris. Bet ir kas įdomiausia, kad šitas požiūris yra pasąmonėj toks gilus, jį labai sunku atkapstyti, nes realiai savo protų mes, ką čia šneki, nėra tai. Man teko su savo giluminiais ėjimais susidurti, man Aistė vis sako, ar tu savęs nenuteisei, už nuodėmę, kokią nors, ne? Ir aš sakau, ne, ką tu čia šneki, net nepriimu, ką man sako. Jeigu jau pyktis eina, ties to nepatiko, ką išgirdo, tai čia yra pirmasis pradas, kad čia būtent paliestas taškas, kur yra nepriėmimas, ta prasme problema toj vietoje. Tai tikrai tyloj ir giliai lendant galima pamatyti, kai kam lengviau, kai kam. Bet vis tiek yra pagalba, galima tikrai eiti ir pažiūrėti, nes daug dalykų yra būtent iš tos pozicijos, savo neleista ir daug tiek užraktų savo kalėjime esat užsirakinusios, kad reikėtų išlaisvinti save jau. Nes vėlgi pasakysiu, mes turim Dievo kibirkštį ir Dievas viską mato. Mes buvom ir praeitam gyvenime ir geri, ir blogi. Ir viską tai reikia išgydyti, kad nesikartotų. O kūrėjas neteisia, nes žino, kad žemė yra ta vieta, kur tik toj vietoje mes galime patirti būtent neigiamus ir teigiamus išsigelbėjimus, meilę, pyktį ir visą kitą, ar ne. Ir tiesiog net nepriėmimas Dievo tada gali sakyti, kad nepriėmė, ne, kad kad egzistuoja, jo. Iš tikrųjų, netgi žiūrint filmus, melodramas, vien meilės scenų, kiek įvyksta peripetijų visų. Bet čia žemė yra ta patirtis, kurių siela nori pajausti, tas patirtis. Taip. Ir dabar gal tada pratęsim, nes aš kaip tik šiandien galvojau ir kalbėjausi su kūrėju. Čia jums tai labai lengva, ar ne? Siela sugalvoja tokius patyrimus. Nusileido į žemę, žodžiu, gimė, augo ir buvo skaudus patyrimai ir tas gydymas vyksta keliuose lygmenyse. Pirmiausia, žemiškam lygmenį, nes kūnas, taigi jis turi mūsų sąmonę, mums skauda, mums skaudėjo, mums kančių, mums tragedija, mums atmintis. Pradedam dirbti nuo to pirmutinio taško, paskui kylam į aukštesnį lygmenį suvokimo, kodėl buvo patirtis tokia pasirinkta. Ir čia visas gydymas vyksta ir tada suvokimas, kodėl mes čia esam žemėje, ar ne, ir ką mes galim daryti, kad kuo mažiau tų skaudesnių patyrimų būtų.
Jo, kad daugiau suvokimo, ar ne, nei patyrimų. Mm, Norėtųsi daugiau. Jo, Aistė labai gerą temą paminėjo, nes niekur pasaulyje visatoje šitokio proceso nevyksta, tik va šitoj žemėje. Ir visos sielos, kurios nori patirti patirtį, pajausti, paaugti, nes ir sielų lygmenį yra lygiai. mm, Kiek patyrimų, kiek išminties per gyvenimą su tūkstantmečiu susirinko, tokiam lygmenį sielos gyvena. Ir mm, kiekviena siela jinai nori vis daugiau išsiaiškinti, sužinoti, o tuo labiau, kad būtent šią akimirką, šis laikotarpis gimė labai daug stiprių sielų, kurios išrinko protėviai. Mes pasikartosim, nes gal kažkas negirdėjo, gal dar nebuvo laikas išgirsti, ar ne, kad būtent išrinktos stipriausios sielos čia įsikūnijo šią momentui, šią akimirkui nuo mūsų tėvų. Tai nes tos sielos, kurios pradės gydymą, jie išlaisvins 7 kartas atgal ir 3 kartas į priekį, kad vaikam neperduoti visą tą skausmą perėjimą. Ne? Tai čia tai vyksta didžiausi visuotinis, ne vien žemės, bet netgi ir visatos kilimai. Ten irgi keičiasi, irgi lygmenys kyla. taip, dvasių mokytojai irgi viskas tobulėja, nes viskas susieta yra. Tai va, ar Tai va, šiandien turbūt tiek, kad ne, mes taip stengiamės kuo smulkiau išpasakoti, išaiškinti, kad aiškiau būtų, nes mes dažniausiai susiduriam su tais dalykais, kad nelabai supranta dar, kodėl klausimų tų yra ir dar kartais net nežinai, nuo ko pradėti ir nežinai, nuo ko iš vis suvokti bendrą visumo vaizdą, ne, bet taip daugiau. Tai va, iki. Tai gražaus šeštadienio vakarą, ne, mes čia kaip Vakarą, jau pas mane toj bus 6:15. Tai čia mes gerai, brangučiai. Mylim. Sėkmės palaiminimai didžiausi iš mūsų, apkabinimai. Laimingai.